Daugelis išgirdę žodį menas įsivaizduoja paveikslų galerijas, skulptūras ar teatro spektaklius, tad ir menininkai stereotipiškai vaizduojami kaip bohemiškos asmenybės, neatsiejamos nuo svajingo žvilgsnio ir cigaretės rankoje. Šiandien vis populiaresnis tampa tatuiruočių menas. Ši savita meno forma, itin paplitusi jaunimo tarpe, kelia daug diskusijų. Vieni teigia, jog tai tik kūno žalojimas, tačiau kitiems tai grožio etalonas ir puiki saviraiškos forma. Vienas žymiausių Lietuvos tatuiruočių meistrų, studijos Danis Tattoo įkūrėjas Danielius Diečkovas papasako savo kelią svajonės link. Visi mane žino kaip Danis, bet aš labai stengiuosi atsikratyti asmeniniam gyvenime to Danis sutrumpinimo ir prisistatinėjau Danielius. Lietuvoje buvo tokia mada, čia gal 98-ais vardas meistro, nes nebuvo studijų, visi meistrai dirbdavo namuose ir būdavo vardas ir tattoo pridedamas žodis. Tai toks gavos, kad Danis labai skambiai ir tattoo. Dabar, sakykime, tas Danis Tattoo vardas, jisai yra daug didesnis už mane patį, nes čia dirba dar 6 talentingi meistrai. Menas buvo įdiegiamas jau nuo pat vaikystės, mano tėtis buvo keramikas, menininkas ir nuo pat mažens lavino ir skatino mano meninius įgūdžius. O su tatuiravimu susidūriau pirmą kartą pas 15 metų, kai man padarė vadatėlę nedidelę tatuiruotę. Įkvėpė mane ir pastumėjo tai mama, kai pamatė tą tatuiruotę. Tai buvo pasodinta sėkla mano galvoje, kad reiktų pabandyti. Ir pradėjau domėtis, nors tais laikais ten informacijos labai mažai būdavo, bet iš nuogirdų, iš gandų, ten kažkas kalėjime darė, kažkas kariuomeniai darė, pradėjau eksperimentuoti, bandyti. Pradžia labai sunkiai buvo, pirmi kokie 3 metai tikrai labai sunkiai sekėsi, nes visiškai tik eksperimentų pagrindų galėjau kažkaip lavinti įgūdžius. Gal mano charizma daug ką lėmė. Žmonės jautė, kad man tai labai patinka ir aš gerbdavau savo klientą ir mylėdavau savo darbą ir matyt, tai jaučiasi iš šono ir traukia žmonės. Ši meno forma priimtina tikrai ne visiems, todėl profesionaliam tatuiruočių meistrui nepavyksta išvengti ir neigiamų atsiliepimų. Yra įvairių nuomonių, bet aš laikausi principų, kad nebūk futbolo kamuoliu kitų žmonių nuomonėse. Nes, prisipažinsiu, man tai labai sunkiai sekasi, nes man kitų nuomonės pasirodo rūpi ir ypač neigiamas. Aš esu universalus meistras. Labiausiai man patinka daryti taip vadinamas black and grey tatuiruotės. Tai yra juoda, balta, šešėlinis paprastas tatuiruotės. Labiausiai patinka. Sunkiau sekasi su spalvotom, nes tiesiog nėra paklausos jom tiek daug, kiek norėtųsi ir neišsivystė įgūdžiai, bet to man su spalvom jau ir dailės mokykloje sunkiai sekėsi, aš daugiau save laikau grafiku. Man labai patinka gelbėti žmonėm, nes jeigu žmogus ateina praradęs viltį ir ten kažkas suklydo, kažkuris meistras ir blogai padarė jam, tai man labai malonu būna sugrąžinti jam viltį ir ištaisyti tą darbą. Danis papasakojo, kaip atrodo jo įprastinė diena. Nors tatuiravimas neprimena įprasto darbo biure, tačiau laikas čia itin brangus. Aš pradedu anksti dirbti, mano klientas ateina 9 ryto ir aš pat būnu prieš 9 studijai, susitvarkau, pasirašau savo darbo vietą. Ateina žmogus, aptariam, ką darysim kažkiek, primetu kažkokius eskizus, dažniausiai dirbu su kompiuteriu, su programu, Photoshop ir tada pradedam darbą. Sakykime, jeigu didelis darbas, tai visas tą procesą aš dalinu sesijom. Tai viena sesija 3 valandas. Tai nuo 9 iki 12, taip gan griežtai. Paskiau nuo 12 iki 1 pertrauka, tai pietus kažką užkasi, pailsėti ir tada 1 valandą sulaukiu kito kliento ir vėl tas pats procesas. Kadangi aš esu labai impresyvus meistras, sakykime, aš greitai darau, tai tos 3 valandos yra per akis, tiek matė klientai. Anot Danieliaus, populiarėjant tatuiruočių menui daugėja ir klientų, kurie stengiasi žengti koja kojon su mada, tačiau ne visada žino, ko nori. Pradžiai duodi jam klausimus, kuriuos turi jis pats savo atsakyti, kam jam ta tatuiruotė reikalinga, ką jis nori su ją pasakyti, ką jis nori išreikšti, kokią idėją perteikti. Tai jeigu jisai atsako, turi užvesti ant kelio, jį padėti biškį. Ir tada vis tiek atsiranda jisai, gal kažkur kažką matė, gal kažkas patinka. Ir tada padedi jam suteikti jam svajonės, suteikti viziją kažkokią. Talentingasis Danis gyvenime neapsiriboja tik darbu. Jis teigia, turintis ne vieną hobį ir laisvalaikį mėgsta leisti produktyviai. Man labai patinka prie technikos krapštytis, aerografiją galiu užsiminėti, patinka. Tai yra išpaišyti sienas ar automobilius ar motociklus. Motociklus patinka konstruoti kažką, sakau, tokias su technika, prie mašinų patinka. Jogą užsiminėju, sportuoju. Žodžiu, veiklos dar turiu, fakultatyvą.
Mieste Danį atpažįsta ne tik jo klientai, bet ir kiti miestiečiai, nes nepastebėti išskirtinės išvaizdos vaikino, kurio kūną puošia daugybė tatuiruočių, neįmanoma. Anot pačio Danieliaus, šiandien sunku suskaičiuoti, kiek tatuiruočių jis turi. Kažkada skaičiavau, bet baigėsi tuom, kad jos pradėjo jungtis vieną su kitą ir realiai dabar toks iš kelių tatuiruočių, kaip skaičiuoti, į rankos, nugarą, ištatuiruota. Paskutinį kartą buvo 11, o kiek dabar yra, toks reikėtų įdėmiai paskaičiuoti. Menininkui per tiek veiklos metų pripratusiam prie dėmesio, gatvėje vis dar tenka sulaukti įdėmių žvilgsnių. Būna, bet aš jau arba nekreipiu dėmesio, arba jau esu pripratęs. Tas fenomenas yra daugiausiai, kaip pasidarai naują tatuiruotę. Tada atrodo, kad visi žino ir visi žiūri, bet kam taip yra. Kelias į sėkmę menininkui buvo ilgas ir sudėtingas, todėl antrą kartą tokiai avantiūrai jis nebesiryžtų. Čia labai sunkus kelias buvo šiaip. Jeigu reiktų, jeigu gyvenimas priverstum, tai ką darysi. Bet savo norų gal nesivelčiau. Bet jeigu taip susiklostų, kad reikėtų kažkur iškeliauti, ir naujoje šalyje, naujoje erdvėje pradėti savo, bet jau kadangi turiu patirties, manau, tai šį kartą greičiau užeitų viską. Pats Danis teigia nesitikėjęs, kad kažkada hobiu buvęs užsiėmimas taps jo pagrindinė veikla. Viskas prasidėjo labai nekaltai ir aš tikrai net negalvojau ir neplanavau, kad viskas tiek toli nueis ir tiek toli pažengs, bet ta situacija tiesiog pagavo mane ir nebepaleido. Ir tas hobis, kažkoks pomėgis, jisai augo ir išsivystė į amatą, aš net nepavadinčiau tai verslo, nes kažkokių milijonų čia neuždirbsiu didelių, tiesiog darai tas, kas patinka ir aš tai skaitau, kaip aš tai laikau amatas. Aš jau žinojau, ko aš noriu būti, aš norėjau būti kaip ir tėtis gaminio dizaineriu, o aš norėjau gal ne tiek gaminio, gal interjero dizaineriu, apskritai dizaineriu, man patiko dizainas, kažką kurti, gal automobilių dizainas, bet šiaip buvau įstojęs, baigiau Vilniaus dailės akademiją Telšiuose, tai mano tikroji specialybė yra kalvis juvelyras, tai aš galiu ir tą daryti. Ir dar labai norėčiau mokyti. Aš manau, kad anksčiau ir vėliau, kai gyvenimo tempas nebus toks intensyvus, kai nebebus tiek daug jau atsakomybių, tai galėsiu prisimti mokytojo rolę. Kinų filosofas Konfucijus yra pasakęs: pasirink mėgstamą darbą ir tau gyvenime ne vienos dienos nereikės dirbti. Šia išmintimi vadovaujasi ir Danis, kurio kuriamas menas šiandien džiugina ir puošia ne vieną jo kūrybos gerbėją.